Man karinė demokratija yra visuomenės organizavimusi forma. Tai tokia forma, kada bendruomenė jau yra pajėgi tapti luominę visuomenę. Ir mes proistorijos tyrinėtojai labai aršiai ginčijamės tarp savęs, kada ta karinė demokratija buvo ir kokie jos pagrindiniai požymiai. Taigi, pirmiausia, tai visi vienodai sutarėme, kad karinės demokratijos požymis turėtų būti, sakykime, ryškiai išreikšta turtinė diferenciacija. Tai yra, kad mes bendruomenėje sekame labai turtingus ir neturtingus kapus. Tai štai, aš daugelį metų tyrinėju Dauglaukio kapinyną ir labai atsakingai galiu pasakyti, kad labai proporcingai, netgi žiūrint iš šių laikų pozicijų, yra susikloščiusi visuomenė. Yra labai turtingų žmonių kapų, sakysime, yra 5 turtingos moterys, 6 turtingi vyrai. Yra tam tikra grupė žmonių, kurie sudaro didžiausią dalį bendruomenės, tai yra eiliniai bendruomenės nariai, ir yra bendruomenės dalis, tai yra toks tarpsluoksnis, sakyčiau. Tai visi požymiai jau yra suskaidytos turtiškai bendruomenės. Ir tiek ir po pašalų požiūrių, tiek ir ginklų požiūrių jie labai skiriasi. Antras dalykas, kur mums labai svarbus, yra, kada ta kariauna atsirado, jeigu kalbame apie karinę demokratiją. Kitaip tariant, atsiranda ta jėga, kuria naudojasi vietos kunigaikštis ar gentinės diduomenės nariai. Tai pasakysiu taip, vieniems yra 10 amžius, kitiems yra 5-6, o man kariaunos užuomazgos yra aiškiai regamos ir 3 amžiaus viduryje, nes niekaip negaliu suprasti tokio dalyko. Kaip galėjo prekiauti baltai su romėnų kraštais 2, 3, 1 amžiuje ypatingai, jeigu jie neturėjo nuolatinės, gerai organizuotos, ginkluotos palydos. Tai kaip čia dabar išeitų? Viena palyda ir vieni ginklai prekeivių reikalam, kiti ginklai, kita palyda būtų, sakyčiau, kitiem reikalam, vidiniam reikalam. Taip nebūna. Esu giliai įsitikinęs, kad jau kariaunos užuomazgas galime matyti ir 3 amžiuje po Kristaus. Šitas klausimas taip pat siejasi ir su teise. Kokiagi ta buvo teisė? Daugeliui svarbu, kokia ta teisės forma. Taip, baltose nebuvo ilgą laiką tokios rašytinės teisės kaip romėnų pasaulyje, bet mes puikiai žinom iš Publijaus Kornelijaus Tacito rašto 98 apie baltų paprotinę, germanų paprotinę teisę, kurią jisai taip žavėjosi. Šitas klausimas yra labai svarbus dėl to, kad labai galima atsakyti klausimą, kada gali tikėti šitą baltų visuomenę tapti luominę visuomenę. Taigi, kaip matote, prielaidos būti luominė visuomenėje buvo pakankamai senai. Matyt, čia veikia dar ir kiti veiksniai, ne tik tai karinės demokratijos arba jos elementai veiksniai.